Viktoras. Ir aš žinau, iš kur atsiranda magija. Gyvenam Montiškėse, 5 dienas stovykloje. Stovykla yra pritaikyta žmonėms su judėjimo negalia. Tiek prie jūros privažiavimas, tiek kambariai ir visą kitą. Tiesiog pilna laisvė, ne taip kaip būna namuose. Kambariokai buvo režisieriai. Vienas iš jų padėjo kurti mums angelų judėjimą. Visi žmonės, kaip labai retai mes su jais susitinkame, dažniausiai būna stovyklos arba varžybos. Žinau, kad Matas žaidžia krepšinį, Andrius dar yra toks, kuris pastovi maudosi, aš beveik net stovyklai nematau, pastovi prie jūros ir prie jūros. Matas labai protingas žmogus, įstojo į universitetą, berods kalbų kažkokių nepamano. Prikolas tame, kad dabar ispanai žais su brazilais ir jeigu ispanai pralaimi, tai jie lieka 3 vietoje ir tada jie pusfinalį nežais su amerikiečiais. Tai jiem kaip yra visi mokėtų specialiai pralošti. Ir Ispanijos kažkoks portalas padarė apklausą. Kaip jūs manote, ar mūsiškiai turėtų specialiai pravažinėti? 8% lankytojų pasakė, kad taip. Režisierius pirmą dieną atėjęs surinko mus visus, aptarimui trumpam, papasakojo, ką reiškia dėmesio, ką mes tenais darysime, kur mes dalyvausime. Ir tiesiog buvo užduotis iki pietų, po pietų jau žinoti savo talentą, tai, kad tu norėsi daryti. Jisai nesakė, kad tu dainuosi, tu šoksi. Tiesiog kiekvienas turėjo savyje surasti tai, ką jisai gali. Ir aš rodžiau triukus, magiškus triukus su kortom. Man nerodyk. Paslėpk į kišenę. Padėk į kišenę. Padėk. Padėk, gali nusisuk. Ir aš pamėginsiu atspėti, kokia tavo korta. Gerai? Aš labai greitai peržiūrėsiu visas kortas. Nuspręsiu, kokios man trūksta, gerai? Kryžius 7. Pasėmiau kortas į rankas, pradėjau maišyti, buvo aišku sunku, ten kokią savaitę, 2, bet paskui pramokau ir rankų miklumas atsirado nauji fokusai, nauja magija ir tada... Koksai šelmes. Yra kambariokas Ernestas. Visi biškai šią savaitę gerai ilsisi, geri vakarai pas jį, rytai labai sunkus. Jau 2, 1, 3. Tokie slūchai, sklanda visą, žinai. Galėtum pradėti klausti, ką nors pratingą. Šit spodams šnekėti. Ir aš jam pasiūliau sulenktyniauti, kas greičiau. Aišku, be jokių lažybų, be nieko, tiesiog draugiškos lenktynės. Jo, turbūt prasidėjo tada, kai jis atvažiavo. Visą laiką norėjo pasigalinėti, rodyti, kad jis kietesnis, jis aparatas rimtesnis, žinai, šitai patirties apšė neturi. Čia vaznikalinė man kasdien, žinai. Pas mane ir ant ratų yra lemputės, kurios nuo judesio mirksi, mėlynas spalvos. Priekį du žibintai, kad vakare matyti, kur važiuoji. Jo, girdėjau šią tos visus skleidimus, tos erezijų čia visiems pasakoti. Dar vieni ratai yra namuose juodos spalvos, tiesiog pritaikau nes dalyvauju kaip fitneso, būna pasirodymai, tiesiog reikia, kad viskas derintųsi, tiek vežimas, tiek apranga, tiek muzika, visas stilius, kad būtų bendrai. Jo vežimas yra naujas, gal 2 modeliais prastesnis. Važiuojant į Palangą, nes kadangi mes į Montiškes važiuojam pro Palangą ir visą laiką prieš miestą, važiavimą į miestą stovi labai daug močiučių, kurios siūlo nuomotis kambarius, lovas, pašiūrės, rūsius, visas įmanomas vietas, kur galima gyventi. Labą dieną. Mums 9 būtų. 9 yra. Mes paimtume 9. Bet pas mus yra su ratukais labai daug. Reikia pirmo aukšto, ne? Nėra pirmo aukšto. Bet, o yra laiptai tik ir kaip. Dariau, kiek mūsų žmonių būtų gyventų? Kiek gyventų? Mūsų gyventų taip 9. Kilo tokia idėja, kad labai būtų įdomu toj eilėj močiučių, kurios siūlo nuomotis
gyvenamą vietą, kad jų stovėtų angelai, kurie siūlo, pavyzdžiui, šypsotis. Angelų akciją, ką aš dariau, laiminau žmonės, skleidžiau geras mintis, žinai, su plakatu. Tokios visiškai neigiamas reakcijos, jos kaip prasme nebūdavo, nes mes nieko blogo nedarome. Kaip tai vat atrodo prie tokio vat visiškai buitinio, vat mums žemiško, nužeminto dalyko. Nes ten pastoviai būdavo pilna žmonių. Iš karto pasižiūrėjau į krepšio pusę, žiūriu tuščia. Kodėl? Pasižiūrėjau į viršų, nebėra lanko. Mes visą laiką žaisdavom krepšinį. Ir šiais metais pirmą kartą atvažiuojam ir Matas sako, kas čia yra lankas nulaužtas, kaip čia yra. Po to išaiškėjo, kad krepšį nuėmė dėl to, kad žaidžiantieji kėlė per daug triukšmo ir taip toliau ir panašiai. Tai man kažkas yra nesuvokiama, nesuprantama. Stovykla, kurioje vyksta užsiėmimai, kurie skatina žmonės būti aktyviems. Krepšinio šaly, kur ir tai yra antra religija, nuima krepšinio lanką, nes jisai trukdo kitiems. Aš nemanau, kad jisai trukdo kitiems, jis gal trukdo vienam ar dviem žmonėm. Kaip atlasas marių, kaip mintį žmogaus. Taip mainos pasaulio darbai, kur sardės Atėnai ar Rimo garsaus, kur vyrai ar jų veikalai. Ir kas mano kančios, ar tas įkvėpimas, tie dvasios sumirgę žaibai, tik kraujas sujudęs, širdies tik plakimas, kuriems neužildo kapai. Išnirsiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir niekas manęs neminės. Tik tūkstančių amžių gyveno kentėjo, ir kas jų bent vardą spės. Čia tokia labai ilga istorija, aš galvoju, kad čia vat gyvenimas tave atsuka, pastato taip į vietą. Žodžiu taip pat. 5 klasėje aš turėjau draugą, kuris sirgo. Aš taip įtariu, aš nežinau kokia buvo diagnozė, aš manau pas jį buvo auglys, galvoju, jisai negalėjo rašyti visą suko. Iš jo klasėje juokėsi, nes jisai daug ko negalėjo ir jisai mirė. Ir aš jaučiau kaltę tokią visą laiką, kad aš nebuvau iki galo su juo, nes aš kartais ateidavau, kai jis jau negalėjo lankyti mokyklą, ateidavau namo ir po to neėjau. Tau, kad čia vat atėjo tas laikas. Atėjo laikas man, čia mano terapija yra, iš tikrųjų.